Labas rytas, mėlieji. Šiandieną rytinę mankštą mes išėjome į lauką, tuo pasidžiaugdami gerų orų, gamta, švelniu vėjelio dvelkstelėjimu. Nepamirškime, kad ir vasarą galime sportuoti. Šiandien aš parašiau pratimų kompleksą skirtą būtent sėdmenų raumenų lavinimui. Tai, aišku, aktualu yra daugiau moterims. Trupučiuką reikės kantrybės, trupučiuką reikės ištvermės, valios, kad turėtumėm gražų, riestą ir stangrų sėdmenuką. Tad pradėkime. Pirmas pratimas. Pirmas pratimas – atremtis ant rankų ir ant kelių. Padarysime iš šitos padėties tiltelį. Suimti sėdmenų raumenis, nugaros apačia. Ir išrenkam vieną kojytę, kelsim aukštyn. Su kiekvienu kėlimu iškvepiam. Iškvepiam. Tokių padarysim apie 10-15 pakartojimų. Tuomet sėsim ant kulnų ir truputėlį pailsėsim. Pailsėję mes vėl sugrįžtame ir tą patį padarome su kita koja. Dirba sėdmenų raumenis, aišku, dirba viso kūno raumenis, bet šiandieną mes akcentuojam būtent į sėdmenų raumenukus. Su kiekvienu kėlimu iškvepiam 10-15 pakartojimų ir sėsim ant kulnų. Truputį pailsime. Ir sugrįžtame į pradinę padėtį. Šitokių pratimukų padarom 3 kartus po 15 pakartojimų abiem kojytėm. Sekantis mūsų pratimas vėlgi skirtas sėdmenų raumenims. Atremtis klūpant, ištiesiam vieną koją, kuo aukščiau ją pakeliam ir lenkiam prie sėdmens. Tai kiekvieną kartą, kai lenkiam, iškvepiam. Iškvepiam. Jaučiam sėdmens raumenis. 10-15 pakartojimų. Ir pailsėsime. Po poilsio vėl sugrįžtame ir padarome tą patį pratimą kitą koją. Op. Vėlgi 10-15 pakartojimų ir 15 sekundžių poilsio. Vėlgi tokių pratimukų 3 kartus po 15 pakartojimų ir bus kaip tik. Keliaujame prie sekančio mūsų pratimo, vėlgi skirto sėdmenų raumenims stiprinti. Atremtis ant alkūnių, iškelsim vieną koją, mostai kojom į lubas, šiuo atveju į dangų, iškvepiam. Iškvepiam. Dešimt 15 pakartojimų ir 15 sekundžių pertraukas. Ir vėl sugrįžtam. Su kita koja padarysim lygiai tą patį. Kiekvieną kartą iškvepiam. Op. Suimam gerai sėdmenį, suspaudžiam. Ir 10-15 pakartojimų, 15 sekundžių pertrauka.
jau mes sustiprėjame ir norime kažką truputėlį sunkiau, mes galime paprasčiausiai įsidėti mineralinio vandens buteliuką, suspausti jį ir tą patį pratimą padaryti truputį sunkiau. tą patį galim pakartoti kitą koją. Žinokime, kad tos pratimus galime atlikti bet kur. Galime atlikti gamtoje, galime atlikti iš vis kitam pasaulio krašte, išvažiavę atostogauti. Bus labai naudinga trupučiuką ir vasarą pasportuoti. Gero jums ryto, iki kitų susitikimų.